Labadiena, esu Rokas Irašius ir šiandien papasakosiu apie tai, kaip susikurti sėkmės pamatą. Sėkmės pamatas tai yra tai, nuo ko prasideda mūsų sėkmė. Sėkmės pamatas tai yra puikus santykis su savimi. Pirmas žingsnis, kad susikurti puikų santykį su savimi, yra priėmimas savęs. Priimkite save, priimkite savo išvaizdą, priimkite savo vietą visuomeniai, priimkite visą savo gyvenimą. Nustokite save graužti, nes tie, kas nepriima, tie kovoja. O kas kovoja, tas pralaimi. Laimi tas, kas nepatiria nuostolių. O kovojimas su savimi tai tiesiausias kelias į pralaimėjimą. Priimdami save jūs susikuriate savo atspirties tašką į tobulėjimą. Tokias negatyvias mintis, žodžius, kaip koks mano gyvenimas blogas, koks aš prastas, koks aš negražus ar negraži, pakeiskite tiesiog klausimais. Kaip aš galėčiau pagerinti savo gyvenimą, kaip aš galėčiau save patobulinti, kaip aš galėčiau uždirbti daugiau pinigų. Tais klausimais jūs iš negatyvo išeisit į pozityvą. Ir manau tikrai į ne vieną tų klausimų rasit savo tinkamus atsakymus. Antras žingsnis į puikų santykį su savimi yra meilė savo. Mylėkite save, mylėkite kiekvieną savo dalį, mylėkite kiekvieną savo ląstelę. Kartais galite atlikti tokią meditaciją, kurios metu mintimis siųskite meilę savo. Pajauskite, kaip jie jūs užpildo. Mylintys save žmonės turi daugiau energijos. Jų akys blizga, jie yra patrauklūs ir todėl aplink save pritraukia savo reikalingus žmonės. O su reikalingais žmonėmis ateina į gyvenimą ir sėkmė. Kai jau save mylite, kai save priimat, kai save gerbėt, kad ir toliau tai išliktų, labai svarbu gyvenime tinkamas ėjimas į priekį. Turite išmokti gyvenime vadovauti savo širdimi. Pagalvokite, ką gyvenime veiktumėt, jeigu turėtumėt ką pavalgyti, apsirengti, pinigų, būstą, visko, ko reikia. Kokia tuomet savo ir žmonėms naudinga veikla užsiimtumėt, ar gamtai naudinga veikla. Tai ir bus jūsų širdies kelias. Kiekvieną dieną dėl to padarykite vis daugiau ir vieną dieną tame gyvensite 100%. Taip pat tinkamui ėjimui į priekį labai svarbu pusiausvyra tarp 3 pagrindinių gyvenimo sričių. Tai yra karjera, laisvalaikis ir šeima. Kiekviena iš tų sričių jūsų gyvenime turi turėti savo vietą ir savo laiką. Negalima kažkurios srities sąskaitą kompensuoti kitos srities, nes tiesiog atsiranda iškraipimai. Tarkim, žmogus susitelkia tik į karjerą, ko pasekoje atsiranda išsekimas, nes karjerai gauname reikalingų energijų taip pat iš tinkamo laisvalaikio, tinkamo poilsio bei iš gerų santykių šeimoje. Kokia bus karjera, jeigu pastoviai šeimoje vyks barniai? Taip pat ir kad turėtume puikų laisvalaikį, įvairų laisvalaikį, reikalinga gera karjera. Kadangi įvairiam laisvalaikiui reikalingi pinigai. Taip pat šeimoje reikalingas pasiturintis gyvenimas.
Taip pat labai svarbu tinkamui ėjimui į priekį gyvenimas čia ir dabar. Žmonės dažnai mintimis sugrįžta į praeitį, prisimena, kaip jiems ten kažkas nepasisekė arba pasisekė, taip pat prisimena įvairias nuoskaudas, ko pasekoje daug energijos iš čia ir dabar nukeliama į praeitį. Kuo daugiau energijos nukeliama į praeitį, tuo mažiau jos lieka čia ir dabar. Visą praeitį kiek galima paleisti. Kam reikia už nuoskaudas atleisti ir susitelkti kuo labiau į dabartį. Tas pats ir su ateitimi. Kuo daugiau žmogus prisikuria įvairių svajonių, iliuzijų, daug įvairių planų, kurių reikia ir nereikia prisikuria, tuo daugiau energijos nusikelia į ateitį. Visas svajonės, visas iliuzijas anuliuokit, planuokit tik tai, ką reikia. Visą energiją iš praeities ir ateities susigrąžinkit į dabartį. Kuo daugiau energijos turėsit dabartyje, tuo daugiau galėsit padaryti. Kuo daugiau padarysit šiandien, tuo rytojus bus geresnis. Ketvirtas žingsnis į puikų santykį su savimi yra atsakomybės. Turite prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą. Dažnai žmonės kaltina dėl savo nelaimių, nepritekliaus, ligų gydytojus, kaltina valdžią, kitus žmonės, kai kurie galbūt net Dievą, bet už savo gyvenimą, už tai, kas jam atsitinka, gero ir blogo, turim atsakomybės prisimti mes patys. Tai, kas mums nutinka blogo, nelaimės, ligos, nepriteklius, tai yra tik ženklas, kad kažkur gyvenime einam netinkamai. Todėl turime pagalvoti, ką netaip darom ir keistis. Tik keisdamiesi patys mes galim keisti savo gyvenimą. Ir tarkim, jeigu mums sekasi, tai yra tiesiog analogiškai ženklas, kad einam tinkamai gyvenimo keliu. Prisiimkit atsakomybės už savo gyvenimą, nes kuo ilgiau jas permetinėsit kitiems, tuo ilgiau negalėsit pakeisti savo gyvenimo gerąją pusę. Paimkit savo gyvenimą į savo rankas. Kai įvykdysit savo gyvenime šiuos 4 punktus, priimsite save, mylėsite save, eisite tinkamai į priekį, prisimsit už savo gyvenimą atsakomybės, tuomet į jūsų gyvenimą ateis daug daugiau džiaugsmo, daug daugiau laimės, daug daugiau sėkmės. Ir tą meilę, tą džiaugsmą dalinkite su kitais. Siųskit į savo aplinkai, siųskite kitiems žmonėms, siųskite visatai, siųskite tą meilę Dievui. Ir tikrai tos meilės jūs gausite su kaupu. Jį užpildys jūs ir tapsite energetiniais fontanais. Kai tapsite energetiniais fontanais, galėsite su ta energija sukurti labai daug gerų dalykų. Ir su ta energija ateis ir sėkmė. Laimė ir sėkmė yra šalia. Telieka išmokti ją pasiimti. Būkite sėkmingi. Iki greito.